Darbuotojus susirinkti nėra lengva, turi būti tam tikra patirtis renkantis darbuotojus. Vadovas turi dalyvauti tuose atrankuose, tačiau vadovas negali dalyvauti kažkokiai pirminiai stadijai. Personalo valdymo sistemos tai įmonė, kuri padeda darbuotojams susirasti darbą, o įmonėms susirasti darbuotojus. Įsigilinam į įmonės poreikius, daug bendraujam su vadovu, surandam tinkamą personalą. Mes aptarėm kriterijus su vadovais. Išsiaiškiname poreikius, sužinome apie įmonę, sužinome, kokios pozicijos jie ieško. Mums svarbu, kad tas žmogus įsilietų į kolektyvą ir atitiktų tiek jo asmeninės savybės, tiek visos kompetencijos. Mes išsiaiškinam išsamiau apie to žmogaus, sakykime, gebėjimus, norus. Jeigu mes matom, kad jis pretenduotų į numatomą poziciją, tai mes tada testuojam. Smagu atrankų metu užduoti išmušančius iš vėžių klausimus. Ar jūs manote, kad jūs esate pakankamai graži šiam darbui? Pats svarbiausias kriterijus būtų kompetencijos, kiek žmogus turi reikalingų įgūdžių, kiek jis turi gebėjimo atlikti funkcijas. Antrasis būtų asmeninės savybės ir trečiasis tiesiog tokios bazinės kompetencijos. Kandidatai gali būti pagal vertybinius kriterijus atrenkami ir dažniausiai tai yra sėkmė.